Labas vakaras Klaipėda, labas vakaras Mažeikiai, labas vakaras visa Lietuva. Šį penktadienio vakarą, kovo 8 mes sveikinamės su jumis iš Uostamiesčio. Nusileido Gargždų Bangos B komandai, kuri rezultatu 0-2 pralaimi svečiams iš Kauno Žalgirio B futbolininkams. Tuo tarpu čia pirmas pavojingas svečių išpuolis, štai toks bandymas ir bent jau kol kas klaipėdiečiams pavyko sugeba surasti laisvus savo komandos draugus svečiai. Čia Braisas Gaupy kairiajame atakos krašte. Štai toks idėjas ir pasižiūrėsime, ar pavyks dabar surasti komandos draugus. Įvartį, štai taip. Tik paminėjau, kad smagią kojelę turi Aleksandr Dovki ir jo rezultatyvus perdavimas ir klaipėdiečiai 23 rungtynių minutę įveržė į priekį, o to tarpu. O čia pavojingas svečių ekipos išpuolis, 16 numeris su kamuoliu baudos aikštelėje, na kiek uždelsė čia prasmugiuoti, štai toks bandymas. Dešiniajame atakos krašte ir Vaskesas čia puikiai tvarkosi su dviejais žaidėjais, perdavimas į baudos aikštelę, galimybė! Ir Dovydas Komža, Janas Vaskesas, komandos draugui reikėjo tiesiog pareikios abejonės, visi aplodismentai Dovydui Komžai. O tuo tarpu čia perdavimas į baudos aikštelę, tęsiasi svečių išpuolis, štai toks smūgis. Dar vienas Braiso Gaupy bandymas, perdavimas į baudos aikštelę ir 11-asis, kad bent jau kol kas būtent jie ir išlaiko kamuolio kontrolę. Čia gali būti pavojinga, perdavimas į baudos aikštelės vidurį, smūgis ir Dovydas Komža, Sebastian Vaskes. Na tikrai neblogas epizodas svečių ekipos, būt po šio kampinio supažindinsiu jūs su abiejų ekipų sudėtimis. Perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga lygoje ir kuomet keliai su Telšiškiais išsiskyrė, būtent pasuko į Mažeikius, kur pernai metų sezone. Čia pavojingas epizodas. Taip, pavojingas svečių ekipos išpuolis, dar kartą matome šio epizodo pakartojimą ir ten bei 55-asis Nazar Vizdryk. Tuo tarpu čia perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir kamuolys skrieja virš vartų. Turėjo puikią galimybę padvigubinti rezultatą šios dienos susitikime, tačiau dar kartą Mantas Rusys kairiajame atakos krašte, Braisas Gaupy baudos aikštelėje. Perdavimas Saraivartį, štai taip. Braisas Gaupy dvigubina rezultatą. Na, iš pradžių pasirodė, kad Braisas Gaupy bandė ten atlikti perdavimą, tačiau vis dėl smūgis. Na, puikiai klaipėdiečio ataka, dar kartą matome šio epizodo pakartojimą. Tai Braisas Gaupy viską čia atliko idealiai ir klaipėdiečiai atsisakė minties pakeisti vieną savo ekipos žaidėjų. Paprašė tai padaryti po kova aikštės viduryje. Mantas Rusys, štai toks jo perdavimas Braisui Gaupy. Baudos aikštelė, Braisas smūgis ir Liutauras Juška. Garso tame epizode buvo daugiau negu kontakto. Ir štai tokia galimybė ir 9-asis numeris. Tarp dviejų žaidėjų perduoti kamuolį savo komandos draugui. Braisas Gaupy baudos aikštelėje. Dar vienas smūgis ir Liutauras Juška. Dar viena galimybė klaipėdiečių. Martynas Vėlyvis ieško komandos draugų. Štai toks smūgis ir Liutauras Juška. Taigi Klaipėdos Neptūnas rezultatu 2-0 įrodo savo pranašumą prieš Mažeikių atmosferas.